Taigi sveiki visi ir šiandien filmuojame 5-ąjį Korcai Talk laidos epizodą ir šį epizodą remia Kauno kolegija. Ir šiandien ir vėl esu svečiuose Biržuose, kur pakalbinsiu Biržų komandos kapitoną Kiprą. Labas, Kiprai. Tai jau ne vienerius metus atstovaujate būtent Biržų komandą ir taip pat esate šios komandos kapitonas. Tai kokias tas jausmas ir kokias atsakomybės prisideda būnant komandos kapitonu? Smagu, kaip turbūt seniausiai žaidžiantis komandai, tai smagu, atsakomybių daug nereikia, viskas savaime gaunasi, kažkur gal biškį padėt komandai nusiteikti varžybose, dar kažką, bet nesureikšminu ir pas mus komandai visi lygus. Taip pat praėjusiais metais jūsų komanda pateko tarp 4 geriausių A diviziono komandų regionų krepšinio lygoje ir kovėtės finalo ketvirtą. Tai koks jausmas buvo patekti ir kovoti būtent finalinėme ketvirte atstovaujant Biržų komandą? Smagu, labai aišku, tikėjomės daugiau negu pavyko, bet kažkur pavedė, o šiaip aukščiausias pasiekimas Biržų kol kas. Tai tikimės bent jau pakartoti šiais metais ir gal šiek tiek psichologiškai sutvarkyti pusfinalį sėkmingiau. Finalinio ketvirto pusfinalyje susitikote su dabar jau nacionalinėje lygoje žaidžiančiais Plungės Olimpo komanda, tačiau rezultatu 84-94 nusileidote būtent Plungės komandai. Tai kokia tai komanda ir ko pritrūko iki pergalės žaidžiant prieš šią komandą? Taip, kovinga komanda, kaip ir visos žemaičių komandos pasižymi kovingumu. Nu ir jie geriau buvo pasiruošę matyti, jeigu laimėjo. Nojus Radžius gerai iššovė gale varžybų, kas mus ir nužudė. Nu ir mūsų pačių klaidas. Pats pridariau, nežinau, gal 6 klaidas kokias, jeigu gerai atsimenu. Nu tai jeigu pagrindinis žaidėjas tiek klaidų pridaro, tai komandai sunku išsijudinti. Tai pagrindė patys ir pralaimėjom. Taip pat dėl 3 vietos finalo ketvirto metu susitikote su Tauragės komanda, kuriuose parodėte savo komandos pranašumą ir užkovojote 3 vietą. Ir tai mano žiniomis buvo aukščiausias šios komandos pasiekimas. Tai koks jausmas iškovoti aukščiausią vietą Biržų istorijoje? Tai labai smagu, labai daug fanų buvo suvažiavę nuo vaikų, jaunimo, šeimos, tai labai smagu. Nu ir jau, aukščiausias pasiekimas, tas gal biškį truputį mus labiau ir motyvavo tose varžybose, nes jautės, kad labiau norėjom negu Tauragė laimėti. Susitvarkėm su psichologija ir viskas gana lengvai gavosi toj kovoj. Ar būtent šis laimėjimas praėjusiame sezone atnešė didesnį norą ir motyvacijos dar labiau kovoti ir siekti tų aukštumų ir šį sezoną? Jo, turbūt tas ir yra. Apetitas kyla bevalgiant, tai tikrai šiemet dar pasistiprinom Justų keliu. Aišku, praradom Simoną, bet jo, pajautėm tą skonį žaisti finalo ketvirtą, tai tikrai norim pakartoti ir sakau, biškį gal sėkmingiau. Kad jau prakalbam apie šį sezoną, tai kokie yra jūsų šio sezono tikslai? Čia jau reikia trenerio klausti, trenerių. Mes visi turim visą laiką aukščiausius tikslus, nuvalka tai nuskambės, bet kiekvienas varžybas einam laimėti, aukščiausi tikslai. Tai kaip komandos kapitonas atskleisti tą paslaptį, tai kaipgi sutarė jūsų komanda Rūbinėje? Oi, labai ideali atmosfera Rūbinėje, tikrai visi susijungia, tiek vyresni, tiek jaunesni, super atmosfera, tai bendraujam ne tik sezono metu, po sezono, tai viskas idealu tikrai. Taip pat šiuo metu jūsų komanda yra 8-oje turnyrinės lentelės vietoje su 12 pergalių ir 3 pralaimėjimais, tai kaip vertinate savo komandos dabartinę situaciją? Situacija iškraipyta lentelė yra, nes mes dabar nežaidėm 2-3 savaitės rungtynių jokių. Tai dėl to taip žemai, jeigu žiūrint pralaimėjimus, tai mes pirmi, mes tik 3 turim. Tai nežinau, vertinam gerai, bet yra kur tobulėti, nes pasitikrinom su Kėdainiais prieš šventės. Aišku, nebuvo Dariaus pas mus, pas juos Lukošiaus nebuvo, dar Kelmelio, Razvadausko, tai ir jie nepilni, ir mes, bet pamatėm, kad jie geriau atrodė. Biškį ir su nuovargiu nesusitvarkėm, ir su emocijom, tai yra kur tobulėti, tai taip, dviprasmiškai vertinu. Pats užsiminėt, kad sezonas jau įpusėjo, tai kaip vertinat regionų krepšinio lygos A diviziono kovingumą ir kuri komanda vis dėlto tapo didžiausiu iššūkiu?
Nežinau, didžiausias iššūkis tai, tie patys Kėdainiai, Šilalė, kur pralaimėjom visas tos komandos turbūt, bet ir su visom sunku. Tauragė, stiprių komandų yra, su visais reikia žaisti, tai parodo pirmos po naujų metų varžybos, su Druskininkais vos išsikapstėm, šiaip Druskininkai su visais draskosi iki galo, turi vieną pergalę, tai gan apylygiai, tikrai kažkaip viskas taip apylygiai. Na ir šiandien, kai filmuojame šį epizodą, jūsų laukia dvikova su Šilalės Lūšimi, tai ką manote apie šią komandą ir ko tikitės būtent iš šių rungtynių? Labai stipri komanda ir dabar nerealioj formai, man atrodo, gal 4 iš eilės ar 3 laimėjo, tai ir pirmas varžybas prieš juos gavom. Tai stipri komanda, turi veteranų, Vasilijų Lekavičių, stipri jaunas jų žaidėjas šiemet labai gerą statistiką renkasi, tai bus sunku, bus kova, mes ilgai be varžybų. Treniruočių procesas irgi nukentėjęs buvo, treneriai pasistažavę, gal kažką naujo įneš, kažkokių idėjų. Bus įdomu, bet tikrai labai sunku, manau. Taigi, ačiū tau, Kiprai, už pokalbį, o mes susitiksime jau visai greitai kitame Courtside Talk laidos epizode. Ačiū.